Skrenda. Nelieskit mano auksinio. Jo svajonės išsipildo. Tai va, tai mes turim tau siurprizą ir turim labai nuostabius žmonės, kurie norėjo tau išpildyti ją. Nu, mes tokie popurorai, kurių gal nelabai mėgsta, bet mes turim širdį ir mes labai norim palinkėti pačiai sėkmės, svajoti, tikėti ir visada norai išsipildo. Ir visada svajonės įsipildo. Mes to linkim ir mes visada būsim kartu iki svajonės įsipildyti. Ir čia svajonė, viena iš svajonių, kuri išsipildė. Aš manau, kad taip, kad jinai išsipildė. Tiks, netiks, aš nežinau, aš manau, kad taip. Jeigu bus daugiau svajonių, mes mielai prie jų prisipils. Kad tik jos visos išsipildė. Idėja. Vau. Čia viena iš svajonių, bet čia elektrinė gitara, ne? Pigus triukai prieš mano šou. Įkvėpimas nugalėjai, būtas nori man tu nulis. Kai aš tau groju, tepo tako bugė. Tu galėjai būt bet kas, aš toks gražulis. Tai tau dainuoju, tepo tako bugė. Generalinė prokuratūra turi tokią tradiciją pyragų dieną, kai kepam, valgom ir norim padėti tiems, kam labai reikalinga yra pagalba. Ir šiais metais visa mūsų bendruomenė, kurią sudaro 1046 asmenys, nusprendė padėti tam, kam labiausiai reikia. Ir labai džiaugiamės, kad atsiliepė būtent Rimanto Kaukėno fondas, kad galėjom prisidėti prie svajonės išsipildymo. Ir šiandien yra ta diena, kai svajonė išsipildys. Ne tik tai tėjo svajonė, bet ir mūsų visų svajonė. Nes mūsų svajonė yra, kad jie greičiau pasveiktų ir kad tėjo svajonė išsipildytų. Tai aš manau, kad jos abi ir išsipildė. Ir labai džiaugiuosi, kad turėjom galimybę šiandien atvykti, turėjom galimybę susipažinti su tuo nuostabiu žmogeliu, kuri kovoja už save, kur matosi didelis ryžtas, noras gyventi. Ir turime šiandien puikią naujieną, kad svajonės išsipildė. Tai visos prokuratūros bendruomenės vardu, visų 1046 žmonių vardu, kurie linki tėjai ir visiems, kas turi problemų, kurie kovoja už savo sveikatą, už savo gyvybę, mes visus palaikom ir mes labai norim, kad jų svajonės išsipildytų. Ačiū. Ačiū, kad esate su mumis. Kartu tampame viena širdimi, kuri keičia pasaulį.